Labas rytas, trečiadienį. Tęsiam lubinų sėją. Nusibraižiau linijas. Suliau ir kontūrius lauko. Šitaus laukelis. Vidury laukų jo. Reikia skelti jį į tris dalis. Taip jau yra. Ir va, sėjam ir... Sėjam, pabaigsim lubinus, dar avižų net nepradėjom sėto, jau žinau, kad kažkas kits jau pasisėjo. Šiaip orai labai neleidžia, nes vakar lyjo, šiandien nelyja, rytoj lyja, savaitgalį lyja, kitą savaitę lyja, rodo lietų. Labai nedėkingi orai. Vėjo nėra, smagu. Bet dulksna krenta tokia. Kietesnė žemė. Da šlapė. Bandom paieškoti lubinų. Čia ne lubins buvo. Lubins. Mažas labai. Turim biškį ant viršaus, bet čia nedaug. Da, vis tiek lietus priplaks. Oi, tai čia geras gylis gal mane. Ant viršaus. Taip, kas rašė dėl cilindro leidimą, tai mes gumelės keitėm čionais. A ne. Nes kur kitur? Tik čionais, ar ne? Patikslink, prašau, jeigu gali. Nes sėjau. Girdžiu, kad jau, žinai, navigacijas sėja, kad dinga vairavimams. Blemba paspaudžiu, taip numeti. Tai atsirado RTK, nes prieš tai nebuvo RTK. Ir čia rodo viskas gerai, prieš tai buvau pasidaręs tą liniją, o dabar va. Nu ir tiek gera, kad nieko gero, klausyk. Nu, gerai, kad nebuvau toliau pasidaręs jokių linijų. Sliaus įsėjęs nebuvau, tai bent jau tiek gerai. Nu, bet jau sėkla be reikalą naudojasi. Oba! Varom, sėklą susipilsim. O Jėzu, atsitrenkia kažkur tais. Ten. Viską matot? Matau, ką matot. Nu, laukienė šilta. Nu, pasikeliam, pasižiūrim, ką turim. Viskas gerai. Negerai. Nėra ražiuko. Negerai, oi kaip negerai. Pristiga visokių šūdų.
Patink man tam ūkį dirbti. Smagu čia dirbti. Nėra tos rutinas, tas gerai, labai nemėgstu rutinas. Aišku. Nesikeli ryte su šypsena į darbą, nes aišku, miegutis dauža, bet vis tiek gerai. Vis kiekvieną dieną kitokia. Tai žieksėtai, kultivuotai, artai, purkštai, lėkščiuot, tai daug ko visko. Tai tvarkyt kažką, tai žiūrėk, užklimsti bedirbtams. Tai da kažkas tai sulūžti, tai da. Kiekvieną dieną skirtinga, nežinai, ką darysi. O ten, kad dirbt kažkur prie kokių konvejerių stovėt ar dar kažką, tai ne. Nu, bus, aišku, laiks parodys čia viską. Dabar kol kas tai džiaugiuosi. Va, manot, mano raidė šypsena. Matot mane, tai va. Tai va taip ir yra. Galinga technika. Smagu dirbti. Labiausiai tai faina, kai važiuoji ir vaikai mojuoja. Mojuoja, šypsos, filmuoja. Fainai. Šiaip gailiuosi, kad nefilmavau tokiu normaliu formatu, kai važiavom į Vilnių su traktoriais. O ten būtų smagu buvę pažiūrėti jum. Esu nufilmavęs telefonu, tą visą horizontaliai. Turiu Instagram'e savo. Jei kas norit, pažiūrėkit Instagramas, Stankelis. Arba labiau keliu su technika į Stankagri. Yra video aprašyme. Saulytė išlindo, karštą pasidarė ir žemė garuoja. Gerai atrodo. Bandom pasitelkti technologijas, kad įsėsim tuos žirnius. Nereiktų labai didelį kylį sueiti. Tai pasiėmiau tašką, pasimatau nuo čia lik čia lygiai, kad būtų, ir nuo čia lik čia, kad būtų panašus skaičiai. Paskui nuo to galo su tiesia linija nuvažiavau nuo čia iki to taško. Nu ir gavos tiesia linija. Ir žiūrėsim, ar čia man gausis gerai, ar čia man gausis blogai. Bus matyti. Ar NMA metras yra tikslus. Ir to įsėsim avižą, tai bunkerį įsivalyti, įsipūsti. Sėklą pasikrovau. Susikalibruoja mane. Prisileidžiam, pasisveriam, atimam tarą, įvedam. Darom antrą kartą, jeigu stampa skaičiai, viskas gerai. Nu tai va, sveria 4,8. 4,485, atimam 0,500, gaunam 3,985. Ir ką kompė rašo? 3,937. Gerai? Nu labai turbūt įdomu, kas čia važiuoja, ne? Aviukams. Čia mažiukai dar. Taip, sėjam avižas, jau sėjam technologinę vėžėm, nes reikia. Dabar darau technologinę vėžę. Čia yra 7
laukas. Visą lauką smėlis. Technologiniai vėžiai klaidą metų. Technologinių liežuvėliai neveikia kažkodėl. Tai nuėjau mechaniniu būdu, aš jas atsakau. Tai va darau technologinės. Ir paskui, kai baigs technologinės, reikės vėlgi tą grybą nusiimti. Yra grybas galiai, į kurį sueina, iš kurio išeina, į kurį eina visa sėkla. Ir iš to grybo pasiskirsta į visus ciklavamzdžius, kurie ciklavamzdžiai eina į sėjos diskus. Tai atsidarysiu grybą ir ten su pukšt linksiu ir viskas. Jaučiu, kad bus viena varikliuk sugedęs, o kits labai sunkiai sukos, tai bus tiesiog užtukęs. Tai va, tas grybs, apie kurį pasakojau. Ir žiūrim, ką liežuvėliai rodo. Jau geriau dabar paaukotas 5 minutės, nei vidury lauką lipti. A ne, teisingai šneko. Paukštukai čiaulų. Gražu, smagu. Oras pusė velnė. Svarbu nelyja. Į ką du liežuvėliai nebuvo atsilenkę. Pirštu atlenkiam. Tai va, čia buvo šlangas. Sėklavamzdžiai. Per juos keliauja į sėjos diskus čia, į apačią. Išdirbau. Kai pyliau sėklą, paspaudžiau stop mygtuką, kad nepipsėtumėm bevažiuojant. Ir kažkaip nepažiūrėjau, kai paspaus, įsijungiau orą, varau toliau į kokius 2 važiavimus padariau, tai tikrai šitas, aš tikiuosi, kad aš atseksiu. Jau vieną žinau, vieną grįžtu dabar, kitą irgi matau kur. Sakau, kad aš negirdžiu pyp, o kažkaip pasižiūrėti, tai nedaršuto. Lauk. Čia šviežias. Čia šviežias, o čia kas. Reikia žiūrėti, kur gal laukai yra išbirę. Kuris įsavižus. Arba reikia sėti, kad į dirbą. Molis. Aš esu molis. Sausainiais kvepia. Nu. Tai yra aviža. Yra aviža. Ir dar kažkoks gyvis buvo. Yra aviža. Gerai pasėta. Čia tikrai ne. Nu ne, daugiau tikės ne. Čia technologinė. Čia tikrai pasėta.
Aviža. Yra avižas. Čia vėl kits važiavims. Čia yra avižų. Šito da persit reikia. Čia yra aviža. O čia turėtų ir nebūti. Nes to tai netvarkiau. Čia ir nėra avižos, nors biškiu mačiau kažką. Nėra avižos. Nu va, gerai, kad susivokiau laiku. O tai būt buvę šnipštas. O Raimundėlis išblizginęs krautuvą. Kui naujas. Gėdai. Nieka. Skanus, bet pašilo. Nieka. Ai, pavargau. Realiai nuo nieko. Lemba, prisirėtų piemenų. Ką dabar? Reikia įtvarkyti. Vėl. Nesąmonė su jais. Karočią. Atsiprašau, Toni, bet jie tik kenkia darbui čia. Tavo meną sugadinau. Kam čia tveriat klausimą? Nu, aplink miškai. Noriu apsisaugot nuo gyvulių. Laukinių. Nu, kaip niekai nebūta, ne? Viskas sutvarkyta. Tikiuosi nereiks darytis iš naujo kontūro. Labai nenoriu, nes pauzės neįt padaryti. Pasirodo, kai darai kontūrą braižais ir atsistumiu atgal, išlieka graži linija, tokia pati. Nedaro ten jokio rato, kringelio, dar kažkas. Viskas gražiai išliko. Ledas. Pabaigėm sėti bendrą plotą, rašė 20 hektarų, nors čia yra 18 hektarų. Всё, ką, valomės ir važiuojam namo. Ryt 5 dienis. Valio. Nu, pasiėmėm bimbulai veidrodėlius, nudažė, gan neblogai atrodo. Aišku, kaip be nuotikių man. Veidrodėlis, pasirodo klijuots buvo, biškį reikėjo truktelt ir
pukšt buvo. Geriausias įrankis va. Nei vienas neskilo. Nu, anas įsikliuosim. Baisiai lyja. Tai va. Va, kaip atrodo, ne? O sparnai tai kokio dydžio? Eina savo. Kur čia dabar tautų žvalgyba atsiuntė, ką? Džiavas škalts nedirba, tai. Nu, gerai. Gal ištrauks savo vadinę. Labą dieną, penktadienis anėms. Paskutinė darbo diena. Tikiu, tikriausiai. Netikiuosi, tikriausiai. Ariam. Toli nuo namų. 20 km. 22 markūrą. Iš pradžio ariau vieną lauką. O, atvažiavęs vienas žmogelis, kai nenorėjau filmuot prie jo. Sėdėjau kartu, dirbom. Šnekėjomės. Paskui ir ten pelkis stovi tai. Nu, ta prasme visas lauksas, tokį dirbinėlį suariau, kiekėja. O paskui tik tai traktorius įmiga ir nieko gero, tai ten būdai tą. Tai dabar galiu 4 euros arti. Gal susiarsiu. Nu, suarsiu, čia gan gražiai atrodo, nei šlapia, nei ką. Gražiai verčia gan. Irgi trupinėlis, bet verstuvės apkibusias jau. Verstuvės apkibusias. Tai va taip. Vienu žodžiu, mūsų pavasarį žiauriai geri šiemet laukus, tai neini važiuoti visur šlapia. Pusė mūsų laukų ir šlapių, melioracijas yra, viskas gerai. Bet kanalai pilni, kanalai pilni. Čia vėl giliausias kanalas, jisai pilns. Art nein, siek nein, žemė dirbt nein, šlapia viskas, o sėti reikia. Visi kanalai pilni. Nu, du geri, du karučiai žemių gavos. Verstuvės švarės. Jūsum dainą priekį prašysim. Nu, įvažiuojam namo, priekis važiuosim sėti. Girnius. Arba aš važiuosiu, arba ne. Jo, cirkas baigts. Klounai važiuoju namo. Atvežė darbo vietą. Reik prabėgti lauku, kad ratai turbūt nusikratytų. Nes čia plensi ir tai važiuosiu iškart. Paudikį pareis. Tai jau kažkaip matys. Ir taip negalim daryti. Nežinau, kaip tos ratus nusikratyti. Nu, biškį ratas. Čia reikia gerai pralėti, bandėm čia.
jau sėt negerti. Tai va, gerbėmieji. Sėjam žirnius, tiesiai nuplūga, tiesiai ant sėjautas. Iš džandyro į klasą. Žirnius sėjam po 350 kg į hektarą. Su vienu maišiuku pasėjau 1,5 hektarą. Dar 2 susipyliau, dar 3 lika. Tai jo, įsėsim 8 hektarus, 8 hektaram užteks. Tai vieną maišiuką gausi vis tiek pasilik galų laukiam ir paskui kaip gausis taip jau. Kada čia jums papasakoti? Ten šlapia, labai šlapia, ten suariau, kur buvo dobilieną. Nu, suariau aš ten kokius 2 hektarus, 3 gal. Ir paskui nebepravažiuoju, net su traktoriu, net su pakeltu plūgu. Kits lauks, pusę suariau. Irgi belia kaip šlapia, kurą deginims. Tai apsivaliau plūgą, grįžau namo, išvažiavom sėti. Diena vėl geresnė. Sėjas ko puikiausiai. Gražiai, tvarkingai, ramiai. Dirbsim, padirbsim. Važiuosim namo. Užsikiša. Einam žiūrėti, kas čia užsikiša. Ketvirts. Einam, pajudinsim šlangas biškę. Tai čia turim žirnius. Žirnis. Ketvirtą šlangą užsikišus. Šneka jisai man. Jo, yra. Ketvirtą, čia kažkas tais turi būti. Kažkas negerai. Aha, pilnas. Jo. Varputins. Gerai, kodėl tu čia man nusikišai? Biškį pasklaidom išmetam. Jau gerai, žinosim, kur žirnių galim pasiskinti. Aš žinosiu, man gerai. Ekologiniai. Pasaka. Kišas. Tai dabar padaviau daugiau orą į stiklinį bunkerį. Žiūrėsim, kaip gausis. Ir čia pasididinau orą per pompą ir daugiau orą daviau į grybą patį. Dabar tai iš vis reikėjo šlangą visą nuimti, nes viską prasukau, išbirėjo, kiek išbirėjo, šlanga į tą pilną buvo, grybą virš buvau nusijėmęs irgi. Ir visą šlangą reikėjo nusijimti nuo vienos, nuo kitos pusės, tada jo daug buvo. Stambi sėkla. Patys matėt. Bet čia baisiau nei su lubinais. Su lubinais tik rytis strikdavo. Čia tai ir kišas dar. Nužiūrėsim dabar kaip bus. Ir vėl nėra Seimo srauto. Kas man papasakos, kodėl tu taip elgiesi? Padarysim paprasčiausiu būdu. Dvylis, ne? Taip, čia ir sklendė, kuri reguliuoja.
Čia toks varžtas. Taip, žinau, kiekviena sejalka turi savų niuansų, pas mus taip yra. Galit nekritikuoti. Kas čia turit panašių? Čia va dabar jį ir uždaryčit, čia sklendį taip eina. Tai dabar va šits antrą bunkerį ir uždaryts. O šits va, kuris eina į grybą, pilnai atidaryts. Ketvirtas kartas. Ketvirtą kartą užkiša, vėl 24 tą patį kampinį. Nu ten radau, kad liežuvuks metalinis nori liestis į diską, kad jis bišį kreivus. Gal dėl to, gal neprasisuka ir užkiša. Nežinau. Katė. Nei 5 metrų nepavažiavau. 12 įskišau. Nežinau, na. Nežinau. Nu, pakėliau liežuvėlį vieną ant eksperimentą, nes mačiau, kad griebim sunkiai disukos. Lyg ne 24, lyg tais baigė sėklą. Ai, ne, čia antram. Antro neturiu, kažkodėl mes nežinau. Tai pakėliau liežuvėlį ir jo nebekiša. Paskui kiša 12. Tai dabar vargau. Atvažiavo, davė viršininkas. Vienas iš viršininkų. Tai yra daug. Ne, yra daug. Pas mane. Tai. Dar porą pavirti. Tą pakėlėm liežuvėlių. Kojas įveržė. Žiūrėsim, kaip čia gausi, sakė ratą važiuoti, pažiūrėti. O jos, turim 6 valandos jau. Aš dar nieko nepasėjau. 4 hektarus beveik. Tik tais 4. Ir perkrovame dažnai. Tai va tiek. Paskutinį maišas sėklas važiuojam piltis. O, kaip saulutė šviečia, nieko nematau. Žiūrėm, čia šitam baigė. Greičiai tą 1,5-2 hektarų ir viskas, sakysim, lubinus sėti. Baigiam su žurnais, pagalaus. O, su ventiliatoriu nieks neišjungė. Ar mes baigiam su žirniais? Štai kur klausimas. Žirnių nebebėra. Vsio, pilamės lubinus. Šiandien iki paryčių. Ne, tau iki sutemų. Pradėjom sėti lubinus tam pačiam lauke. Ir turim 8 valandas. Žiūrėsim, kada baigsis 7 hektarai. Nu ką? Avižas pasėję, ne avižas, prašau, lubinai pasėti šitam lauke kartu su šalimais esančiais.
kartu su šalimais esančiais žirniais. Aš turiu to 10-20. Gerai. Easy. Lengvai. Oi, kai nieko nepadeda, ne? Važiuojam namo! Ką, viską šią savaitę baigėm. Gerai, šiandien biškį pavakarojam, jau smagu. O pradžia smagu. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų.